Mes jau esam Šefilde, palikom mašiną ir einam į savo butuką. Dabar jau daiktai mūsų palikti butuke. Tai va, ir šiandien eisim pasivaikščiot, apsipirkti biškį maisto, pažiūrėti futbolą, Lukas nori kažkur nueiti, moterų futbolą. Šiandien moterų futbolas, šiandien yra Anglija su Ispanija finalą žaidžia, Europos moterų futbolo čempionatas. Tai eisim žiūrėti, nes dabar esam Šefilde, o Šefildas yra Anglija. O Anglija yra futbolo šalis, tai teks entuziastingai žiūrėti šiandien futbolą. Aleka, džiaugies? Tašė didžiausia. Labas rytas. Labas rytas. Važiuojam sportuoti? Jo. Pirmoji diena Šefilde. Pirmoji savaitės pasirašymo varžyboms diena Šefilde, kurios varžybos bus už 3 savaičių? Jo. Ar už 4? 3. Raktų slėpimo technika, kur? Kažkokia kišenė. Nu, ir dabar galėsi va taip eit. Be jokios tašės, be nieko. Kur rašaisi? Kavos. Tau. Man. Taip, šunolė. Rūpinės. O aš va. Košytė, darbas, žmona. Šiandien jau yra 3 diena Šefilde. Ir dabar aš jau esu susiruošus pilnai. Dar turiu šiek tiek laiko, tai einu čia šalia į kavinukę, kad nupirkti Lukui kavytės skanios. Tada, kai grįšiu, išsikviesiu taksi ir važiuosiu į ledą. Vakar dėja nieko nepavyko man pafilmuoti. Buvo labai intensyvi man diena ir aš visiškai pamiršau, kad darau šitą vlogą. Nupirkau Lukui kavytės. Ačiū. Na va, atvažiavau į ledą. Pasižiūrėkit, kokia graži dienelė šiandien. Labai fainai laukiam. Ne per karšta, ne per šalta. Bet aišku, aš dabar einu ten, kur šalta.
Aš atvažiavau šiek tiek anksčiau, tai turiu dar 10 minučių iki savo pirmos treniruotės. Tai pirma bus ant žemės, tai man nereikia dabar daryti jokio apšilimo, nes mes ten ir taip įdarysim. Tai pagalvojau, kol turiu šiek tiek laiko, greitai papasakosiu, kodėl apskritai aš esu Sheffielde dabar, o ne Dundee. Tai čia tiesiog dėl to, kad mūsų ledo arenoj Dundee šiuo metu vyksta stovykla ir nėra jokio ledo, kur aš galėčiau čiuožti programas, o kadangi man varžybos prasidės jau už 3 savaičių, aš dabar būtinai turiu čiuožti daug programų, daryti jau pračiuožimus ir negaliu visą savaitę tiesiog daryti grupinės treniruotes ir kažkokius pratimus. Tai va, dėl to mes padarėme tokį sprendimą, kad nuvažiuot ir pačiuožti čia. Čia yra tikrai pakankamai geros sąlygos ir man čia patinka, daug ledo, muziką galime leisti, gera aplinka. Tai va, viskas, dabar jau po truputį eisiu į savo treniruotę. Viskas, pirma treniruotė baigta. Padarėm labai daug šuolių, visokių akselių, nieko nefilmavau, nes grupinė treniruotė ir tiesiog nenorėjau ten visiems trukdyti su savo telefonais ir kamerom filmavimui. Dabar šiek tiek pertraukėlė. Spėsiu pavalgyti pietus. Šiek tiek per anksti dar pietums, bet aš pavalgysiu dabar, kad spėtų man susivirškinti iki ledo treniruotės. O valgysiu, tuoj pavalgysiu. Valgysiu savo pasigaminus buvau iš anksto. Čia tokios kaip salotos su vištiena, ryžiais ir, tiesiog pakankamai daug visko čia, grybai. Tai va, labai skaniai pavalgysiu, pailsėsiu, prasitampysiu ir tada treniruosimės toliau. Viskas, šiandien visos treniruotės baigtos. Pačiuožiau ir padariau ofaisą dar vieną. Buvo fitneso tokia klasė, kur kardio. Vėl nieko nefilmavau, nes grupinė. O dabar laukiu taksi ir važiuosiu atgal namo. Ir tada eisim su Luku kažkur pavakarieniauti.
Ko nėra? Nėra QR kodo. QR kodo nėra. Tai to ateis žmogus. Čia čia su QR kodo liko. Ką tu ten darai, Lukai? Dar užsimegojęs. Žodžiu, šiandieną važiuojam mes į Mančesterį. Norim pasivaikščioti, norim pamatyti Old Traffordą, Mančesterio. Ir va, ateina Avika. Labas žmonelė. Labas rytas. Rytas. Gražiai atrodai. Labai lygus plaukai. Važiuojam? Važiuojam. Futbolo fanė? Nupasakok, kur mes čia atvažiavom. Į Old Traffordą. Į Manchester United namus. Va, eisim dabar mes į turą. Žiūrėkit, kokie faini biletai. Kaip akreditacijos. Kaip čia žinau, akreditacijos. Cristiano Ronaldo. Tėvo. Buvo kažkokiais. Eisim apžiūrėsim stadioną Old Traffordą. Kadangi oras nėra labai geras, tai mes pagalvojom, kad nueisim į turą kažkokį pažiūrėti, ne? Jo. O po to eisim ir į miestą. Eisim pasivaikščioti centre, niekados nebuvo Manchesterį, tai įdomu pamatyti. Turbūt pirmą ir paskutinį kartą čia esam, tai... Gal ir bus. Gal bus. Go all the way down, guys, yeah? Pull all the seats on that row for me, all the way down. Guys, please, excuse me, miss, too far back. We have to stay down to there. Keep to these rows here, guys. Good afternoon, everybody. United! Well done. Now, before we get this... Loving this, yeah, what compliance, brilliant. Now, what I would like to do is invite... I'll get lots of noise coming down this tunnel. I want lots of screaming, lots of clapping, lots of shouting. Nerealiai, gali. Nu, Lukui čia labai daug įspūdžių, labai. Man normaliai. Man tai daug. Dabar sėdim toj vietai, kur sėdi visokie, nu žinot, kur sėdi visokios žvaigždės futbolo. Manchester. Kokie didžiuliai lapai. Wow. Thank you so much. Thank you. Viskas, važiuojam atgal į Sheffieldą. Paskutinė diena Sheffielde. Ar tu, Aleksandra, pasiruošęs čiuožimui? Jo. Pasiruošęs? Taip. Kiek šiandien treniruočių turėsi? 2. 2. Kokias? 2 ant ledo. 2 ant ledo. Pirma be šuolių, kita su šuolis. Tašyta. Nice. Oi. Nu, viskas šiandien paskutinė diena Sheffielde. Pasitreniruosim iki 12 ir važiuosim atgal savo, kiek ten, 400 mylių atgal. Čia yra Sheffield arena, o ten tolumoj yra arena, man atrodo, Utilita vadinasi, kur vyks Europos čempionatas. Tai kaip suprantu, ten bus Europos čempionatas pagrindinis renginys, o šitoj arenai bus treniruočių centras. Viskas šalia.
for 8 a.m. batch, please. Sinchroninis čiuožimas. Tokių video ilgų. Matot, kiek daug kritikos gaunu aš iš savo žmonos. Kritika ir kritika. Kritika ir kritika. Galėtum pafilmuoti, kokį aš fainą čia turiu. Žiūrėk. Vibruoja, ne? Čia toks mažiukas, bet jis galima įjungti. Skirtingų stiprumų. Ir labai gerai pramasažuoja. Ir man tinka forma. Nes taip gerai taip palei koją gaunasi. Patinka toks O tai tipo geriau kažkas kaip vibruoja? Na tai stipriau raumo toks taip. Toks brrr, ne? Na žiūrėk, įjungi. Na taip uždedi. Ir šiaip patogu į kelionės, ne? Didės tokia. Jo, patogu, nes jis toks mažesnis. Bet... Nu, aišku, sunkesnis. Ir daugiau užima svorį. O dabar ką darai? Čia mano kelio pratimai nuo mano traumas. Iš pradžių man reikia tokį daryti. Čia turiu tiesiog ištiesti kelius taip, kuo stipriau ir spausti į apačią. Čia susiaktyvuoja šitie raumenys ir kažkaip ten suportina kelią. Na, kažkaip taip. Nežinau, kad tokius darai. Tada man reikia tiesiog su rankom taip paimti ir judinti kelio girnelę, taip, į priekį atgal ir tada taip į šonus. Taip pajudinti. Tik nepajudink per daug, gerai, kaip nors. Sargiai. Ir tada dar trečias pratimas yra. Tai ten ant laiptų reikia eiti. Vėliau? Galiu dabar padaryti. Dabar. Taip ant kraščiuko atsistoti turiu. Ir tada va taip. Tik vienai kojai darai? Aš darau abiem, kad būtų to lygiai. Bet reikia va taip vat. Tai kad būtų ant pirštukų. Ant pirštukų galiukų? Jo. Jaučiasi visą koją susiaktyvuoja. Tai kitą koją irgi padarau. Sunku? Nu ne, čia apšilimas tiesiog. Tai taip prieš šilmų neturi būti sunku? Na, turi būti šiek tiek sunku, bet nereikia, kad pervargtų kūnas. Reikia, kad tiesiog apšiltų kūnas. Ne, nu šitas tikrai sunkus. Ką? Aš negirdžiu. Šitas taip atrodo buvo sunkus. Taip nepadarytų mane. Ne. Čia dabar dvigubas? Trigubas. Eina sau. Suktukas? Suktukas. Gerai. Nu viso. Iki. Go skate. Pirma treniruotė ten. Į Starbucksą. It's coffee time. Žvaigždės baksas. Žvaigždė baks. Įdomus toks, ne? Šit pastas. Kaip Starbucksai. Įsivaizduoju, kad matysi toksai senovinis. Senovinis? Į tokį stilių, žinai, padarytas. Senovinis stilius. Einam į senovinį Starbucks. Šiaip gražus, tai? Eina pasižiūrėsim, apie ką čia man Alikas laikas sako. Sako, labai gražus Starbucksas.
O, kaip gražu. Einam, pasižiūrėsim kaip čia. O, wow. Kas gražios sienos. Jo. Čia tik tais Anglijai tai gali būti, ne? Nu, tokia iš senoj šaliai, žinai, kaip būna. Seniai pastatai. O, palauk čia. Oho. Žiūrėk, mano pistašija. Kaip skanu. O čia kas toksai? Čia latė. Vyks darbas su Rydbergeriu šiandien man. Kokius pratimus darysi? Rydbergerio pratimus? Oi, tam daug darysiu pratimų. O tai ką, Rydbergeris, kas dar? Tulupas? Reiksiu kelias tulupas, tada pasiepsiu Rydbergerio. Daugiau. Ir tada pračiošiu ilgą programą su 2 gubais šiandien. Na, toks planas. Ant ištvermės? Ištvermės. Nu, super. Ir vėl ant suktukų dar. Ir po to 6 valandas vairavom atgal į Škotiją. Nu, aš to pasimėgosiu tikrai. Na va, žiūrėkit, kas apšilinėja, o kas va sėdi savo, ilsisi. Pašok, nusileist, pašok, nusileist, pašok, nusileist, pašok, nusileist. Kas sportuoja, kas sėdi ant žemės. Nice. Va čia tai gražus šuoliukas. Va čia tai šuoliukas. Čia nelabai gerai, bet aš manau, kad tu gali geriau. Pastenk geriau. Va ko aš reikalauju iš tavęs. Šaunuolė. Dabar dar 2 kartus taip pat. Va. Tobulą. Visa koncentracija ant šuolio, pečiukas biškutė atgal, kojytė į priekį. Užtenka. Ne, pafilmuos. Ai, pačiūža netvirtai laikosi? Penktadalis kelio jau įvykta. Einam, aš labai valgyti norėjau, tai einam papietauti. Ir čia sustojom kažkokioje gražiai vietai food hall. Su labai daug maisto, matau, ir šiaip visokių fainų niekučių. O, čia koks didelis, ar ne? Labai faina parduotuvytė. Visko yra tokių įdomesnių dalykų. Visokie padažiukai. Daug daržovių, vaisių ir pasižiūrėkit, kaip fainai langas. Fokusuos. Labai tokia maloni parduotuvė. Makaronų mylėtojams. Gerai atrodo, ne? Jo, labai. Eina sau. Čia viskas taip kokybiškai atrodo. Žiauriai kokybiškai. Šitas, pavyzdžiui, Beef Volcano, pažiūrėk, ne? Taip gražiai atrodo. Einu dar į kitą pusę pažiūrėti.
Padažas čililililili. Čililililili. Paėmėm gerimukų. Tokių vat. Ai, nu jo, mano kelias metai, ne? Sakau, tavo draugelis. Aš šitą kvapą atsimenu turbūt. Gan panašios į tave, sakyčiau. Panašus. Ir garsai tie patys. Ja. O, žiūrėk, ar čia. Labas. O, kad čia tavo draugas, ne? Čia mano draugelis. Oškas, ne? Jo. Einam pažiūrėti stručių? Čia koks ponės gražus. Kaip fainai. Aš tie labai tokie kažkokie, nepasakyčiau, kad gražus, bet įdomus. Žiūrėk, žvilgsnis. Matai? Matai, kaip, žiūrėk, reikia kaip mirkčia. Bet mirksi iš šono. Jo, mirksi iš šono. Kokia jo figūra nestandartinė. Galiu daryti camel spin. Davai, padaryk camel spin. Čia jo garbiai. Darau. Jo garbė. Žmonės į mane kaip kažkokia nenormalė. Šitie. Galva, jinai turbūt galvoja, kad gali koją aukštai iškelti. O tarp kitko jie gali.